Sveiki, laba diena. Jūs atėjote į Platono dialogo Eutifronas lietuviško vertimo pristatymą. Šalia manęs yra šio ir daugelio kitų Platono dialogų vertėja Tatjana Leknienė, profesorė Tatjana Leknienė ir Saulius Rumšas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkas, bažnyčios tėvų minties specialistas, taip pat kunigas dominikonas. Ir kadangi laiko turime taip daug, šitam renginiui aš iš karto pereisiu prie klausimo. Renginį vesiu aš, Augminas Petronis, aš iš karto pereisiu prie klausimo, kuris iš tikrųjų yra didysis klausimas. Šitą renginį yra, ar mes iš viso turėtume čia būti, nes čia šiaip ar taip yra rašytojų kampas. Platonas yra kaip ir filosofas ir gal Platonui labiau dėėtų būti kokiam nors filosofų kampe, o ne rašytojų kampe. Tai todėl aš šitą klausimą užduosiu Tatjanai. Tatjana, jums, ar Platonas yra rašytojas? Tai aš ko gero dabar nieko nenustebinsiu ir veikiausiai numanot mano atsakymą. Tai iš karto taip, Platonas yra rašytojas, Platonas yra puikus rašytojas ir veikiausiai stebėtis turėtume tik to, kad pirmą kartą, kiek nuo mano žiniomis, pirmą kartą knygų mugės istorija Platono veiklas pristatomas rašytojo kampe. Nors, pavyzdžiui, Gorgijas, aš iš karto jūsų dėmesį kreipiu čia kitus Platono tomelius išdėliotus ant stalo, bet geltona knyga, ko gero dar labiau būtų tikusi pristatyti rašytojų kampe, bet pagaliau tai suprasti ir suvokti. Bet aišku, ne taip viskas paprasta, čia yra ką pasvarstyti, dar turim kiek laiko, nes noriu papasakoti, tai kad vakar aš, mano įprastu mastu labai daug laiko praleido, daugiau negu įprastai knygų mugėje. Ir esu išklausiusi daug pristatymų ir dar grįžusi gana vėlai namo pagalvoju, turbūt šiandien manęs jau niekas nebenustebins, nieko aš jau įdomaus ir naujo nebeišgirsiu. Ir tada aš pamačiau, kad Lietuvos vertėjų sąjunga sudarė verstinio 25 metų knygų sąrašą. Ir aš gana dar vangiai ir pavargusi akim į tą sąrašą pažvelgiau ir pamačiau, kad Eutifronas ten yra pradžioje ir dar kažkaip taip paryškintas juoda spalva. Tada aš supratau ir pradėjau gilintis, kad jis pasirodė jau nominuotas. Žodžiu, mes ruošėmės pristatyti knygą, bet jie gyvena savo ir visai sėkmingą viešą gyvenimą jau. Ir jie jau nominuota kaip viena iš galbūt geriausių, nežinau, naudingiausių verstinių 25 metų knygų, bet dėmesio negrožinio knygų kategoriją, negrožinio. Tai čia vėl tada galima suabejoti, ar mes tikrai tame kampe, kur turėtų būti tokios knygos. Galbūt Eutifronui būtų sunku, būtent Platonui Eutifronui. Platonas kaip rašytojas galėtų varžytis, manau, tikrai rašytojo kategoriją ir grožinio knygų kategoriją, bet Eutifronas, būtent šis veikalas, gal nėra tos pats literatūriškiausias, bet jeigu, pavyzdžiui, aš girdėjau, kad galbūt netrukus bus atnaujintas išleistas poetos vertimas. Ir manau, kad poeta jau tikrai drąsiai galėtų būti nominuota grožinio teksto kategorija. Reikės žiūrėti, kad jį tikrai patektų ten, kur verta ir teisinga, kad jie būtų. Bet ir Eutifronas, kad ir koks jis būtų, galbūt mane labiausiai literatūriškai įdomus ir turtingas, čia vis dėlto sutikime, kad tai yra pjesė. Tai nėra traktatas, tai nėra vadovėlis, tai nėra straipsnis. Tai yra pjesė. Tai yra visai šauni žavi pjesė, gražiai parašyta, turinti šmaikščiai ir traukianti įžangą, turi, galima sakyti, du pagrindinius aktus, tarp kurių yra, galima sakyti, antraktas, intermedija. Ir visai taip pat teatriškai tokia paveikia pabaigą. Žodžiu, čia yra pjesė drama. Ir vėl grįžtant šiek tiek trumpai prie to, su kuo ir kaip Platonas galėtų varžytis, aš prisimenu Cicerono žodžius apie vieną gal amžininką ar vyresnį oratorę, Scevolą, Quinta Mucius Scevolą, apie kurį Ciceronas yra pasakė, kad jis yra geriausias oratorius iš teisininko ir geriausias teisininkas iš oratorių. Tai Platonas, ko gero, būtų geriausias rašytojas iš filosofų, ir galbūt didžiausias ar geriausias Optimus, Optimus filosofus, Optimus scriptorum filosofus, parafrazuojant ar pritaikant čia Ciceroną išmintį. Ir paskutinį dalyką priminsiu, kuris čia mums tiktų, galėgi du dalykus. Vienas dalykas,
Nu, garsus irgi daugelį žinomas Diogeno Laertio anekdotas, įsa Platonas rašė tragedijas. Nu, žodžiu, jis gyveno savo gyvenimą, jis buvo rašytojas, nu tikrai rašytojas poetas netgi, jis rašė knygas, jis rašė dramas, pjesės ir ketino dalyvauti tragikų varžybose. Ir jis jau ėjo su savo tekstais, manuskriptais, norėdamas juos gal atrankos komisiją įteikti ir pasakojama, kad jis išgirdo Sokrato kalbantis. Bet čia būtų labai patrauklu, jau galima fantazuoti, rašyti kampe, įsivaizduoti, kad gal jis išgirdo pokalbį panašų į tą, kuris rašytas jau Tifronė. Nu, pačiai apie tai, kad dievai negali būti tokie, tai negali ten viens kitam keršyti, negali apgaudinėti, negali būti klastingi, o tragedijose dievai nėra dažniausiai tokie labai moralūs, etiškai tobuli ir puikus. Galbūt tai labai jis sukrėtė, paveikė ir jis, kaip sakoma, sudegino tos rankraščius ir pradėjo štai domėtis Sokrato žinia. Čia galime pasakyti, kodėl mūsų renginys, nežinau, gal pamatėte Platonas ir Tifronas, bet dar yra tokia ten skambi pavadinimo frazė, kas atsitiko Sokratai. Nes, tas kas atsitiko Sokratai, ir kažkas manęs šiandien klausėte, kas atsitiko tam Sokratui. Tai viena vertus čia yra pirma eilutė viso veikalo, pažodžiu, kas naujesnė, bet kas naujesnė, toj senoje graikų atėniečių kultūrai reiškia čia dabar. Kas čia atsitiko, kokia naujiena, bet blogai prasme. Kokia naujiena, šito dar nėra buvę. Kodėl? Nes sutinka Sokratą ten, kur neturėtų sutikti ir kažkas įvyks. Bet turint omeny, mes kalbame apie tai dar kalbėsim, kad tai veikalas, kuris galiausiai Platono veikalai įvairiai dėlioti, įvairiai tvarka, svarstyta, kaip geriau pradėti, kaip skaityti. Tai yra tokia labai klasikinė tvarka, kurioje Eutifronas yra pirmas veikalas. Ir tam tikrą prasme tai yra įvadas į visą Platono kūrinio korpusą. Ir čia štai Platonas sudeginęs tragedijas, jis būtų galbūt vienas iš tragedijų rašytų, kai buvo jų daug, kai buvo puikių, jis pradeda kažką iš esmės naujo. Jau šiek tiek pradėjote apie tai šnekėti, bet aš dar kartą tada paklausiu konkrečiau, kaip nieko nežinančiam žmogui paaiškintumėte, apie ką yra šis Platono dialogas, kas yra jo tema. Tai bet aš pradėsiu dabar vėl šiek tiek nuo Platono dramaturgo, nes yra ne tik atskiro kiekvieno veiklo dramaturgija, yra dar, galima sakyti, metadramaturgija. Šis veiklas, kuris įsipaišo, įeina, priklauso tam tikram tokiam istoriniam ciklui, Sokrato, pasakojame apie Sokrato teismo istoriją. Ir va žiūrėkit, dabar bus dar irgi labai įdomu kartu pamatyti štai ką. Matot, yra geltona knyga, tai yra Platono Gorgijas. Išleistas tos pačios leidyklos Žara 2019 metais. Štai geltonoje knygoje, tai yra dialogė Gorgijas, Sokrato pašnekovas jam sako, kad jeigu tu nesimokysi retorikos, jeigu tu nemokėsi kalbėti taip, kad patiktum miniai, tave kas nors ten apkaltins, sakys, kad tu, nežinau, viltėdės ar nevykusi, blogai veikė jaunimą, netinkamai. Ir jeigu tu atsidursi teisme, atėniečių gyvenime atsidurti teisme buvo labai tokia vos nekasdienė galimybė. Tai buvo lengviau galbūt, tai lengviau galėjo nutikti negu mums šiandien. Ir tu atsitiksi teisme, tu nenorėsi, nemokėsi ten gintis taip, kad teisėjų minia balsuotų už išteisinimą ir galbūt tai pasmers mirčiai. Tai yra pranašystė Gorgijoje. Toliau žalia knyga, tai yra teatras leidyklos Žara išleista 2020 metais. Ta knyga apie tai, kas yra žinojimas. Tai viena vertus su teismu galbūt nelabai susijęs klausimas, kita vertus aišku susijęs, nes ten Sokratas sako, kad aš tuo už kitus išmintingesnis, kad žinau, kad nežinau. Tada aišku antras klausimas, kas yra žinojimas. Bet negana to, toje knygoje yra tokia vadinama digresija, ilga kalba Sokrato veikalo viduryje, kuris irgi kalba apie tai, kad filosofai, jie moka aukštai pakilti, viską labai plačiai iš tolo matyti, bet praktiniam gyvenime, kad ir teisme, jie labai pasidaro tokie bejėgiai ir kitiems jie atrodo juokingi. Ir šito dar negana. Pačioj pabaigoj, o to žalios knygos pabaigoj, čia jeigu būtų koks gabus animatorius, galėtų sukurti netgi tokie animacinį siužetą, apie kaip Sokratas iš knygos į knygą juda ir mes matytume, kaip susiję tie atskiri veikalai, atskiri pasauliai.
nes Platono vadins irgi rūpėjo juos susijęti. Žalios knygos tos teateto pabaigoje Sokratas sako, o dabar aš turiu eiti dėl bylos, kurią man iškėlė Milėtas. Ir tada mes Sokratą randam šitoj, sakoma, bordo vyno ar burgundijos vyno, burgundijos vyno spalvos šitoj knygoje. Mes jį randam. Žodžiu, jis eina iš tos geltonos knygos ir tą žalią knygą ir ateina iš šitą burgundiško vyno spalvos veikalą. Ir ten jį sutinka, mes jį surandam prie to pareigūno, kuris turi paremti Sokrato bylą teismui, Porčikono ofiso, sakykime. Eutifronas, veikiausiai tas, kurio vardu pavadintas šitas veikalas, jis veikiausiai išeina tuo metu jau iš pareigūno, o Sokratas eina. Matyt, jam kokios paskirtas buvo laikas. Ir nustebęs Eutifronas klausia, kas atsitiko, nes čia pirmie žodžiai, kokia naujiena, kodėl tu čia. Ir Sokratui tenka aiškintis, kad jis turi štai keistą bylą, jam atrodo irgi keistą bylą, jis apkaltintas bedievybe, kad jis yra bedievis ir dar gadina jaunimą. Tai yra du Sokrato kaltinimo punktai elementai. O Eutifronas sako, kad jis irgi turi su bedievystės dievotumo klausimu susijusią bylą, bet Sokratas, kaip visada, sako, jis pas nėra tikras dėl to, kas būtų ta bedievystė, bedievybė, bet jo pašnekovas, kaip daugeliu atveju, yra labai savim pasitikintis, jo byla tokia irgi keista kaip bet jis žino, jam atrodo, jis žino, kad jis teisus, ir tada Sokratas, kaip dažnai jis daro, sako, tuomet man geriausia taps tavo mokiniu. Nors jam reikėtų jau dabar eiti pas pareigūną, bet jis visą pasirengęs išmokti arba patikrinti, ar jo pašnekovas tikrai žino taip, kaip tam atrodo, kad jis žino. Ir tuomet prasideda Sokrato įprasta apklausa, jis prašo, tokio paprasto dalyko, paaiškinti jam ar pamokyti jį, ir kaip jis tą pašnekovą pradžioje atrodo, kad tai yra labai lengvas darbas, jis mėgina apibrėžti, kas yra dievota arba dievo baimė. Sauliau, aš dabar jūs kreipiuosi, tas pats klausimas, gal turite ką pridėti, kaip nieko nežinančiam žmogui paaiškinti, apie ką yra šis Platono dialogas? Imkite Platoną ir skaitykite, o skaitydami permanykite. Tai būtų galima, o iš tikrųjų, aš pirmiausia dėkuoju, kad pakvietėte prisidėti prie šito veikalo, gal ne tik atsiradimo, kiek paskui jo palydėjimo ir studijų, nes iš tikrųjų iš pradžių net nustebau, kaip čia teologas, bažnyčios tėvų, šioks toks tyrinėtojas gali kažką pasakyti apie Platoną, bet paskui panagrinėjęs kartu, kai studijavome visi tą vertimą, dar supratau, kad iš tikrųjų yra pagrindo ir Tatjanos kvietimas nebuvo visiškai be pagrindo. Nes visų pirma, Platono reikšmė yra didelė ir bažnyčios tėvams, nes jo įtaka, jo veikalų įtaka, ypač per Aleksandriją, per Kapadokiečius, yra jaučiama visose graikų, ypač bažnyčios tėvų raštuose. Ir kaip tik šįryt dar galvoju, pasižiūrėsiu pas vienus ar kitus ankstyvuosius krikščionių rašytojus, kaip yra su Platonu, ką jie dažniausiai cituoja. Ir specialiai paėmiau Bazilijų, perrašiau keletą veikalų jo ir dažniausiai jisai cituoja Platono Timajų, Faidoną, įstatymus, valstybę, Filebą, bet kur slepiasi Eutifronas. Ir čia labai geras, man atrodo, klausimas ir jisai nėra be pagrindo, nes kaip tik Eutifrono nagrinėjimos temos yra tiesiogiai siejasi ir su tom tematikom, kurias ankstyvieji krikščionių rašytojai aptarė. Tai iš esmės tai yra žmogaus ir Dievo santykis. Koks santykis yra tarp žmogaus ir dievybės, koks santykis ir kokia laikysena, žmogiška laikysena turi būti dievų atžvilgiu arba Dievo atžvilgiu. Tai iš esmės čia yra, galime sakyti, amžini klausimai, kurie yra aptariami, nagrinėjami ir ar galime tą santykį apibrėžti, galbūt kalbėdami apie tų santykių įvairias formas, raiškos formas, tai taip ir Platonas, Eutifrono, Sokratas su Eutifronu diskutuodamas šitą aptarė, bet kai periname prie esmės, kas yra tas dievotumas, kas yra tas dievobaimingumas,
tada, kadangi olimpinės žaidynės dabar žiemos, tai tiesiog Eutifronas tepa slides. Ir jisai neatsako į šitą klausimą. O iš tikrųjų, jeigu kalbant apie kas tai yra, kaip pristatyti šitą veikalą nieko nežinančiam ir ypač šiuolaikiniam žmogui, aš sakyčiau, kad tai yra, jeigu sakyčiau, ne krikščionių arba netikinčiam žmogui, tai yra, sakyčiau, veikalas apie galimus žmogaus santykius su Dievu, su dievybė o jeigu tikinčiam žmogui, sakyčiau, apie ką šis veikalas, pavyzdžiui, kad ir katalikų, tai yra tiesiog apie pamaldumą, apie deramą ir tinkamą pamaldumą. Ir tas, o pamaldumas, žinote, nieko nėra slidesnių negu pamaldumas. Ir atrodo visi suprantame šitą, ką tai reiškia, arba dievotumas, dievobaimingumas, čia kaip mes jau varijuosime. Aš specialiai imu pamaldumo sąvoką, nes galbūt jinai gal sinonimas bus, gal ne, bet man atrodo apie tai verčia susimastyti ir šiandienį, bendrai šiandienį skaitytoją, nes ar tai pamaldumas deramas, tinkamas pamaldumas yra kokia religiniai plotmėj, yra koks nors ritualų kratinys, tam tikra išraiškos forma, tam tikra kūno laikysena, kai tam tikrai sudedam rankas, patempiam baklą, palenkiam galvą ir akis į viršų pakeliam ir čia jau yra pamaldus žmogus. Aišku, aš čia šaržuoju, ar tai yra tam tikri ritualai, liturginiai dalykai, ar tai yra, sakykime, kita vertus, ar tai yra tam tikra moralinė, etinė laikysena ir elgsena. Deja, tas forma, išraiškos forma ir pamaldumo forma ir etinė laikysena dažnai yra, man atrodo, atsiejami ir viena vertus vienaip elgiamės bažnyčioje, kitaip už jos ribų gyvenime, bet ir bažnyčios tėvų atveju, tai Euzebėja tai yra teisingas požiūris, tinkamas požiūris apie dievybę. Reiškia, jeigu aš tinkamai mąstau apie Dievą, Dievą savyje, vadinasi, aš esu ir dievobaimingas, ir pamaldus. Pavyzdžiui, praeitais metais šventėme, minėjom Nikėjos visuotinio susirinkimo 1700 metus, tai išeitų nikėjininkai, kurie teigia Jėzaus dieviškumą būtų tie pamaldus, o arijonis neigiantis būtų nepamaldus. Bet grįžtam prie Platono klausimų ir tai kas tas pamaldumas, kas tas dievotumas ir kam jis reikalingas žmogui ir nuo ko tas pamaldumos santykis ar dievotumo santykis priklauso. Ir Platono klausimas dabar labai aktualus, ko iš žmonių nori dievai ir ko jiems reikia, ar kas, kaip Platonas sakytų, kas jiems miela būtų iš žmonių. O gal, tiesą pasakius, gal žmogus nori to, ką manytų, kad dievai nori. Ir čia, man atrodo, šis Platono veikalas, Eutifronos dialogas nepraranda aktualumo šiuolaikiniai antropologijai ir teologijai, nes kelia klausimą, tai galų gale, kas yra tas žmogus Dievo akivaizdoje, ar dievų akivaizdoje. Ir Sokratas pateikia tam tikrą atsakymą, sakydamas, kad dievotumas, pamaldumas tai ne maldos ir ne aukojimai, bet aktyvus bendradarbiavimas su dievais siekiant etinių ir politinių žmogaus gėrio. Ir taigi, bendradarbiavimą. Ir čia yra, kaip sako, visa graikiškoji bažnyčios tėvų raštyje naudojate terminą sinergija, bendra veikla, bendras darbas. Ir jie kalbėdami apie žmogaus santykį su Dievu, jie pabrėžia, kad sinergija reiškia ir Dievo darbas, ir žmogaus darbas, bendradarbiavimas. Tai ant šito taško bendradarbiavimo, man atrodo, kaip tik šis veikalas Platono tikrai neprarandas, apie tai kalba ir nepraranda savo aktualumą. Tatjana, aš dar kartą atsigręšiu jus ir paklausiu, iš karto užduosiu du klausimus. Pirmas mano klausimas yra apie tai, kad čia jau nėra pirmas šio Platono dialogo vertimas į lietuvių kalbą, ne?
kodėl reikėjo naujo vertimo. Ir taip pat man, kaip irgi vertėjui, labai maga paklausti, su kokiais iššūkiais susidūrėt kaip vertėja, kas galbūt pasidalintumėt, kas buvo didžiausia dilema, kurią jums reikėjo spręsti verčiant tą dialogą. Žiūrėkit, man savame suprantama, norėsiu dar atsiliepti tą, ką dabar sakė Saulis. Galiu nuo to pradėti, tada imti abu klausimus. Tai, nes Saulis pasakė, kad Eutifronas ten tepasis lydės ir panašiai, ne, kai Faidonas, Timajas ar Faidras įkvėpė bažnyčios tėvus ar klasikos mąstytojas. Nu, bet man irgi rūpėjo surasti pėdsakus Eutifroną. Tiesą sakant, aš jų net neieškojau, bet mane labai pribloškė, kai aš pamačiau, kad Aleksandrietis, toks pirmas intelektualas krikščionis Klemensas, rašydamas apie tai, koks turi būti krikščionis gnostikas, jis tarp eilučių, man akivaizdžiai, man kaip žmogui, kuris tuo metu buvo jau išvertus Eutifroną, buvo akivaizdu, kad jis remiasi Platono Eutifrono. Ir tai aš laikau tai savo tikrų tokių, interteksto ar tam tikrų šaltinių atradimu. Tai bent jau Klemenso svarstymuose apie tai, kas yra būtent Euzebija, Dievo baimingumas, jis akivaizdžiai atsiliepia į Eutifrono klausimus. Ir netgi Klemensas pirmas padaro tą atradimą, netiesiogiai, kurį padaro vėliau tik XIX amžiaus ar XVIII amžiaus pabaigoje tyrėjai, kuriems labai rūpėjo komentuotams atsakyti į klausimą. Tai kokį darbą dirbdamas žmogus gali geriausiai patarnauti Dievui. Yra tokia vieta svarstymo, kai Sokratas sako, jeigu į šitą klausimą būtum atsakęs, jau būtų mane pamokęs. Visiems atrodo, vadinasi, čia kažkur labai priartėta prie atsakymą. Ir taip pat dauguma komentuotojų dabar mano, kad apologija, kai Sokratas sako, kad visas čia mano gyvenimas tai yra tarnystė, ten tas pats žodis, tarnystė, tarnavimas Dievui, o kaip jis tarnauja? Galima sakyti, stengdamas į savo bendrapiliečius padaryti geresnius, kviesdamas rūpintis sielą, dorybę, sielos kokybę, savo mąstymą. Tai komentuotojai mano, kad tai yra atsakymas, bet Klemensas svarstymuose akivaizdu, kad jis būtent taip jau sieja šitos veikalus. Tai Klemensas buvo taip čia pirmasis taikliai šitą klausimą atsakęs. Dar apie vertimus, tai čia neišvengiamai, Saulis jau pradėjo kalbėti apie pamaldumą, dievotumą, dievo baimingumą. Ir čia labai kebli vieta. Aš suprantu, vadinasi taip, tai buvo provokacija. Ir aš nežinau, koks čia būtų geras, aš tiesiog pripratau jo prie dievo baimingumo ir prie dievotumo, nes ten yra du žodžiai, Eusebija ir Hosion, ar Hosiotis, ir jį vartojami sinonimiškai. Tai kitos kalbos sprendžia įvairiai šitą klausimą, dievotumą, dievo baimingumą, daug kur iš lotyniško pietas įvairūs vidiniai prigijo, arba žodžiai, kurie kažkada atsirado ir tapo įprasti. O pamaldumas, kai Saulis pradėjo kalbėti apie katalikišką galbūt pamaldumą ir tradiciją, man jis skamba galbūt pernelyg krikščioniškai šitam atveju pamaldumas. Ir per daug su maldingumą ir maldos praktiką susiję. Aišku, malda buvo svarbi ir graikų gyvenime, nors dar svarbesnis buvo aukojimo apeigos. Galbūt, jeigu mes daugiau kalbėsim būtent apie šitą reiškinį ir žodis, tas, kuris labiau tinka, labiau kažkaip, nusistovės ir prigės. Nes tas pat ir verčiant šventą raštą, turėjom tą patį klausimą ir tas pačias diskusijas. Ir niekas nebuvo galutinai laimingas ir patenkintas sprendimais. Žodžiu, čia viena kaip vieta, ir dar aš net įdėjau vieną skirtuką. Yra tokia kaip vieta, kur Sokratas, nors jis turėtų būti mokinys, bet gana greitai taip vis atsitinka, kad situacija apsiverčia, jis pradeda aiškinti mokytojui, ką jis nori sužinoti, iš mokytojo. Ir jis mėginame paaiškinti, prieš tai paklausęs, ar Dievo baimingumas mylimas Dievu, todėl, kad Dievai jį myli, ar todėl, kad jis yra Dievo baimingumas. Vėliausiai dar apie tai kalbėsiu. Čia garsioji Eutifrono dilema. Žmonės, kurie beveik nieko nežino apie Eutifroną, dažnai žino tik, kad yra toks dalykas Eutifrono dilema. Ir pašnekovas nesupranta, tada Sokratas aiškina, jeigu dalykas yra, pavyzdžiui, nešamas, tai jis nešamas, nes kažkas jį neša. Žodžiu, turi būti veikėjas, kažkas kažką daro, o kitas dalykas patiria. Tai jis tokius paprastus pirmą pateikė pavyzdžius. Kažkas nešamas, nes jį neša, kažkas varomas, nes jį varo. O paskui, norėdamas apibendrinti, jis labai kebliais graikiškais žodžiais. Jis sako,
dalykas yra patiriantis, nes patiria, paschai, ir pasidaro, nes yra pasidarantis. Labai kibliai yra gydymas, tai gydymas, padaromas, pasidaromas. Ir nuostabiausia tai, kad čia jau Tifronas suprato, sako, supratau, galbūt jų to meto graiko ausys, graiko kalbio tų gimtosios kalbos turėtojų ir vartotojų buvo tam pritaikyta, nes visi vertėjai ir komentuotojai šitoje vietoje kažkaip turi sunku galvosūkį. Štai konkrečiai, jeigu dalykas darosi arba ką nors patiria, jis nedarosi dėl to, kad yra pasidarantis, bet yra pasidarantis dėl to, kas darosi. Nu čia kiekvienas sveiko proto skaitytojas turėtų suklūsti, ką tai gali reikšti. Nu bet patikėkit, va šalia yra tas graikiškas tekstas, kuris irgi panašiai yra klampus. Kodėl gename vertimą? Nu, galbūt ne visi nauja. Čia antras vertimas. Šiaip, jeigu kalbėsim apie vertimus lietuvių kalbą, viena vertus yra tokia siaubinga spraga, kad iki šiol nėra daugelio dialogo vertimo į lietuvių kalbą. Tai yra keista, atrodytų labai. Bet kai kurie veikalai irgi keista, čia šalia kita vertus keista, jau 3 kartus išversti. Tai tik vienas, tiesą sakant, yra toks rekordininkas, kuris jau 3 kartus išverstas. Bet gal todėl, kad iš karto pasirodė, prieš 100 metų mes beje pernai šventėm 100-metį pirmojo Platono dialogų vertimo į lietuvių kalbą. Gal žinot, kas buvo pirmieji vertėjai? Vienas garsesnis už kitą. Vienas buvo Merkelis Račkauskas, daugelis žinomas gal labiau kaip Tomo Venclovo senelis, o kitas Antanas Smetona. Ir čia irgi mislė, jie abu išvertė tos pačius, beveik tuo pačiu metu veikalus, tai buvo Sokrato apologija ir Kritonas. Bet ten nebuvo tarp jų Eutifrono. Bet Eutifroną 29 metais publikavo Merkelis Račkauskas žurnale Logas. Čia beje dabar mano šiuo metu gimtasis universitetas Vytauto Didžiojo, kurio leidiniuose visi tie pirmieji pasirodė vertimai. Bet, žodžiu, nebūtina gal laukti, kad tikrai sukaktų tiksliai 100 metų, jo beveik 100 metų tam vertimui sukako. Ir aišku, nuo to laiko atsirado pats leidimas, koks nors iš esmės, Platono tekstas nebuvo labai smigiai pagerintas, bet reikia pasakyti, kad vertėjas jis nurodo ne tuo metu jau prieinamą geriausią Džono Byrno tekstą leidimą. Jis remiasi dar senesnių vokiškų teksto leidimo ir apskritai labai mažai įtraukė daugiausia rusų ir vokiečių kalbą, matyt, bet tos kalbas jam buvo artimesnės savos šaltinius kokius nors papildomą ar vadinamą antrinę ar mokslinę literatūrą. Apskritai aš nežinau, ar Merkelio Račkauskui labai įdomu buvo versti ir tyrinėti Platoną, nes vėlesniais laikais, sovietinės okupacijos laikais ir būdamas Vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedros profesorius, jis išvertė Lucrecijos veikalą ir panašu taip yra jų atsiminimai beje. Galbūt jam Epikūro tas materializmas, atomizmas buvo šiaip idėjiškai artimesnis negu Platonas. Galbūt, nuoširdžiai, sprendžiant iš to, kaip jis pasakoja apie savo jaunystės interesus. Žodžiu, kad kaip būtų. 100 metų mano pakankamas laikas pamėginti dar kartą peržiūrėti, galbūt kiek įmanoma kruopščiau tą tekstą pertikti ir aišku, plačiau pakomentuoti. Komentarų tame pirmoji publikacijai buvo 3 puslapiai visų labo. Tai dabar bent 10 kartų, gal 20 kartų daugiau. Čia buvo paminėta Eutifrono dilema ir aš tada kreipsiuosi į Saulių, nes kaip Tatjana ką tik minėjo, žmonės, kurie domisi filosofija, ne visi būtinai yra skaitę Platono Eutifroną, bet Eutifrono dilemą yra girdėję daug daugiau žmonių. Aš tada kreipiuosi į Saulių ir prašau gal trumpai paaiškinti, kas tai yra Eutifrono dilema. Trumpai paaiškinti tuos dalykus, kurie buvo aiškinami jau ilgus amžius ir niekas iki galo taip aiškiai ir neišaiškino, yra labai sudėtingas dalykas. Iš tikrųjų, Eutifrono dilema jinai kyla iš antro dievotumo apibrėžimo.
Nes Įsitarsiu tiesiog, ką reiškia antras dievotumo apibrėžimas. Ten knygoje Sokratas kalbasi su Eutifronu ir Sokratas vis prašo Eutifroną apibrėžti, kas yra dievotumas, ir Eutifronas vieną po kito siūlo tuos apibrėžimus ir Sokratas jį, taip sakant, užvarto, vis parodydamas, kad tas apibrėžimas kažkaip nesueina. Jau labiau, kad pats Eutifronas yra kaip ir religinių dalykų žinovas ir Sokratas jį kreipiasi kaip į ekspertą. Ir pirmas buvo, skaitysit dialogą, kad sako, kad pirmas dievotumo laipsnis yra persekioti nusikaltėlį ir ten, reiškia, Eutifronas ten savo tėvą yra išdavęs dėl nužudimo. Ar teisinga yra teisėta persekioti savo tėvą, kas tai nužudimas ir panašiai. O antrasis apibrėžimas yra, reiškia, bet kas yra tas dievotumas, tai reiškia, dievotumas yra tai, kas yra mylima dievų. Kas yra mylima dievų ir reiškia, jeigu tai mylima dievų, tai yra dievota. Tai ir iš čia kyla klausimas, ar gėris yra, reiškia, ar gėris yra todėl gėris, kad norimas dievų, ar gėris yra norimas dievų. Ir kad jis geras. Kad jis pats geras savyje. Na ir tada čia, jeigu mes taip jau istoriškai žiūrėsim ir knygoje Tatjana pateikė ir tam tikrą komentarą rasite ir apie šitą dilemą ir nuorodas į įvairius mokslininkus, kurie bandė tą dilemą išspręsti. Ir prieina išvados, kad niekada kol kas iki galo taip ir neaišku yra. Bet jeigu mes taip imsime, atsitraukdami, mąstysime ir jeigu iš tokios teologinės pusės pažvelgtume, tai pirmas klausimas ir yra, gerai, ar Dievas gali norėti to, kas nėra gero. Tai jeigu Dievas nori to, kas nėra gero, vadinasi, jis nori kažkokio tai blogio ir kaip tada išeina, ir čia natūraliai kyla klausimas, tai kas savo esmė yra ta dievybė. Tai reiškia, bet jeigu mes jau žvelgsime į šitą dilemą ir iš tokios, galbūt krikščioniškos pusės, tai savaime geri dalykai yra kaip ir trokštami dalykai, kaip ir norimi dalykai. Bet kas gali apibrėžti, kas yra geri dalykai? Vieniem gali būti geri, kitiem gali būti blogi. Ir palei ką tai sprendžiama. Ir jeigu išeidamas, jau visiškai išeidamas iš filosofinės srities ir būtent dievotumo, tai man atrodo, bent jau, aišku, Platonas šito nekalba, bet aš čia kaip paralelę tokią išvedu. Yra tam tikri dalykai, kurie yra geri savaime, kurie yra kaip ir Dievo norėti. Ir du pavyzdžiai. Dar Senajame testamente Ezechielis pranašas sako, aš nedorėliu mirties, bet kad jis atsiverstų ir gyventų. Tas, kas yra susijęs su gyvybė, galime sakyti, kad tai yra gėris. Lygiai taip pat, ir čia jau teologiniai plotmėj būtų Dievo valios klausimas. O teologiniai plotmėj, kas yra ta Dievo valia? Dievo valia yra, kad nepražudyčiau ne vieno, bet kad juos prikelčiau amžinam gyvenimui. Tai reiškia, aš specialiai perėjau iš filosofijos į teologijos, bet būtent pabrėždamas tai apie tą gėrio egzistavimą ir tą preziumuojant, kad pats Dievas, pati dievybė yra gėris ir ji negali norėti to, kas nėra gėris. Aš žygiai pasiūlysiu filosofinio sprendimo, bet aš noriu grįžti prie Platono, bet ir Saulės paskalbėdamas grįžo. Nes bent jau Platono, mano tų veikalų visumoje, aš čia mėginau sudėlioti, to vėl ta dėlionė turės reikšmės. Aš manau, kad Platono pasaulyje, tarkime, šitas klausimas apie tai, kas miela, veikiau virsta klausimu, kas miela dievams, kodėl miela dievams. Ir būtent Platono pasaulyje, Platono mąstyme, šis motyvas virsta
mums kitų labai svarbių motyvų. Vakar apie tai mes pristatėm veikalą supanašėjimo su Dievu, tema ir samprata, arba panašėjimo į Dievą. Nes aš manau, tai visai neatsitiktinis dalykas, tarkime, įstatymas. Čia veikiausiai Eutifronas tam tikrą prasme pradžia, tam tikrą prasme pirmas veikalas, tokios dėlionės Platono kūrinio, o įstatymai, neabejotinai chronologiškai, ko gero, paskutinis Platono veikalas. Ir ten yra labai ryškus teiginys, 4 knygoje, kad labiausiai mielas dievams yra tas, kuris iš Dievaus labiausiai panašus. O labiausiai panašus reiškia teisingas ir santūrus. Tai čia visas paketas to, kas žmogų daro panašų į Dievą, kiek apie tai įvairiose dialoguose užsiminti ir pasakyta. Reiškia teisingas ir santūrus, čia tikrai nėra tik etinė kategorija, čia kosmologinė kategorija. Čia visa pasaulio tvarka yra tik tokia, kad jeigu žmogus ją atitinka, tai jis yra panašus, jis vadinasi mėgdžioja tą dievišką tvarką ir toks yra mielas dievams, ne todėl, kad jį kokį nors vieną kitą ten varijausą. Tai yra tokia objektyvi pasaulio tvarka. Žmogus, kuris atitinka tą dievišką tvarką. Ir tam pat pasakyta, kad Dievas, ne žmogus, kaip kas mano, mums yra visų dalykų matas, irgi įstatymas šitoje knygoje. Ir čia tada tikrai įdomu, nes teaitetas garsus to, kad ten svarstama, ar žmogus kartais nėra visų dalykų matas. Tai yra tas teaitetas, iš kurio Sokratas ateina į Eutifroną, bet čia Platonas taip sudėlioja, čia tikrai jokie tyrėjai. Jis sudėjo tokias keistas nuorodas, kad štai iš teaiteto kažkodėl Sokratas turi eiti į Eutifroną. Bet teaitetas yra kaip tik turi tokį patį klasikinį ir vėliau istoriškai, būtent klasikinį, Lokos klasikos apie supanašėjimą su Dievu, būtent teaitete yra. Ir čia tas teisingas žmogus, kuris labiausiai panašus į Dievą. Ir tada tas klausimas apie tai, kas Dievam miela. Ir tada mes turime įstatymų, dar čia nėra, bet įsivaizduojam, čia kada nors atsiras Tora įstatymų knyga, kur bus pasakyta, kad mielas Dievams tas, kuris labiausiai jos panašus, o tai tas, kuris yra teisingas ir ne žmogus, kaip čia Protagoro teiginys ilgai svarstytas, bet Dievas mums yra visų dalykų matas. Čia tiesiog, kai kur atrodo, kad dievai tiesiog labiausiai atitinka tą tikrovę, tą matą Platono veikaluose, bet kartais tiesiog pasakyta, kad tai yra tas matas. Čia Dievas yra matas, todėl čia netenka matyti, kas čia pirma, antra. Čia yra tokia absoliuti sutaptis tarp to, kas gera, kaip sakė galiausiai Saulės, ir to, kas yra Dievas. Ir dar turime 10 minučių iki šio renginio pabaigos. Galbūt yra klausimų iš auditorijos. Prašau pakelti ranką, jeigu kas nors norėtų ko nors paklausti. Aš ateisiu su mikrofonu pas jūs. Tatjana, kuris dialogas dabar yra ant darbo stalo? Aš kažkam panašiai vakar atsakydama sakiau, kad štai, aš girdėjau Trumpo tą State of Union ir tada jis džiaugiasi, kad Amerikoje yra kiek ten žmonių, kuriems yra nuo 150 iki 200 metų ir yra vienas žmogus, kuriam yra tarp 200-250 metų. Čia apie tai, kad aš turėčiau gyventi labai ilgą gyvenimą ir jeigu tokių yra ilgai gyvenančių žmonių, kad būtų ir dialogai. Dabar ant stalo yra Aristotelis, ateina ir jo eilė, todėl tas veiklas po trupučiuką randasi ir beje, jeigu čia yra kolegų, kuriems įdomu, tikrai netrukus į institutą, Lietuvos kultūros tyrimo institutą pakviesime seminarą ir jo skaitysim pirmą metafiziko knygą Alfa. Stengsimės, kadangi tokia didžiąją klasiką reikia, manau, rengti labai rūpestingai ir kruopščiai, tai todėl tikrai sukviesim visus ekspertus, visus Eutifronos srities ir svarstysim ir tobulinsim Aristotelio kol kas metafizikos tekstus. O taip aišku daug ką norėčiau padaryti. Pavyzdžiui, trečią Kritoną. Kadangi jau yra trečia Sokrato apologija, tikrai prašosi atnaujintas būti Kritonas. Be abejo, Eutifrono vertimus kalba. Kadangi čia jau įdomus likimas ir verta apie tai užsiminti. Pažiūrėkit, Merkelis Račkauskas dar iki sovietinės okupacijos buvo spėsti išversti ir Potą, ir Faidoną. Čia, manau, tokia kažkokia lemtis ar nelemtis eiti jo pėdsakais, nes ir Potą esu išvertusi, taip pat ir Faidoną. Nežinia kodėl, toks pašaukimas. Bet 68 metais ši knyga pasirodė po Račkausko mirties, bet jis, matyt, vis dėlto dalyvavo ją rengiant. Visi dialogai versti Račkausko, nes Smetonos, aišku, nebuvo, tai buvo damnacija memorija, jo nebuvo, bet Račkausko vertimai visi buvo surinkti ir praktiškai per tą visą sovietinį laiką žmonės išgyveno turėdami tą Platono dialogų tokią knygutę, ant kurios viršelį labai keistai buvo kiklado tas
atvaizdas, visai neklasikinis uždėtas, labiau netinkamai nebuvo galima sugalvoti. Bet ten buvo sudėta pirma tetralogija iš esmės. Tai yra tie veikalai turėjo būti ten įtraukti, kurie susijęs su Sokrato byla. Bet Eutifronas apie dievotumą ar pamaldumą, ar dievobaimingumą, ar apie religiją, jo nebuvo galima įtraukti. Ir labai juokinga, toje vietoje atsidūrė puota. Nuo vietoje Eutifroną puota, tai Sokratas iškart iš puotos į teismą eina, o ne po pokalbio prie šitą portiką. Ir atitinkamai redaktoriai tos kitus tekstus jau 68 metais, 60-aisiais gerokai sutvarkė. Tai žmonės, kurie sako, kaip tie vertimai skamba, bet čia jie labai suredaguoti. Tai jeigu norit sužinoti, kaip skamba tie originalūs Račkausko, nerestauruoti vertimai, tai reikia paimti tos pirmas publikacijos logose, čia labai skirtingas bus įspūdis ir vaizdas. Tai Eutifronas apskritai niekada nebuvo restauruotas ar šiek tiek atšviežintas ar atnaujintas. O Kritoną irgi būtų galima, panašiai kaip padaryta ir su Sokrato apologija, kad turėtume visą tokį jau naujesnį, dabar 21 amžiaus, pirmąją tą Sokrato visą bylos bylą, failą. Ar yra dar klausimų iš auditorijos? Jeigu nėra, tada aš turiu paskutinį klausimą. Norėčiau dar pasakyti. Prašau. Čia replika, tokia ne replika, toks svarbus dalykas, kurį dar turėjau pasakyti pradžioj, kai sakiau, kaip sekasi knygai ir džiaugiausi, bet dabar pasakysiu, kad visų pirma, aišku, jeigu knygai sekasi ir jie kažkur įtraukia reitingus ar sąrašus, tai aišku, dėl to, kad tai yra Platonas. Čia tiesiog pralaimėti kažkokias varžybas su knyga, kurios autoris yra Platonas, būtų niekinga, bet kita vertus, aišku, svarbu, kas vertus čia ne apie save, ar apskritai, kai mes džiaugiamės kokios knygomis, tekstais, bet vis dėlto labai svarbu, jeigu mes kalbame apie lietuvišką publikaciją, koks tai yra vertimas, nes tai lemia visą jo kokybę čia šitoj terpėj kalbiniai, bet taip pat be abejo labai svarbu, kiekvienas žmogus iš pagrindinių prisidėjusių, čia yra ir recenzentai, vienas iš jų yra čia, kur irgi labai kruopščiai skaitė tekstą ir tikrai rado ką pataisyti ir pagerinti, ir be abejo leidėjai, kurių rankose rūpestingose šitas veikalas turėjo rastis, kaip svajota, gražus ir geras, panašu, kad pavyko, ir be abejo kruopščioji, labai darbščioji ir geroji redaktorė. Ramutė Darginytė čia yra, tai tikrai negaliu praleisti progos taip pat nusilenkti ir padėkoti. Tai čia tikrai visų, kaip platoniškai kalbant, pribuvėjo būrys darbavosi prie jos. Jo, ir pabaigai, jeigu čia pabaigai, šį veikalą galima skaityti, man atrodo, įvairiais pjūviais ir iš įvairių kontekstų, su įvairia patirtimi, kaip bendrai Platoną galima skaityti iš įvairių prieigų. Ir man skaitant šį Platono veikalą, būtent atsiveria galimybė įvairiems pamastymams, ne tiek atsakymams, kiek klausimams. Ir būtent tie klausimai, man atrodo, yra fundamentalūs bendrai man kaip žmogui ir nes kelia tos tokius kaip ir esminius klausimus, kiek neteisingas ar teisingas religijos praktikavimas pavojingas yra poliui ir atvirkščiai. Kiek jisai pavojingas ar nepavojingas yra pačiai religijai ir kiek pavojingas ar nepavojingas yra pačiam žmogui. Nes galų gale, ką mes matome šiame dialoge, kad žmogus įsivaizduoja, kad turi tikrą žinojimą dieviškųjų ir žmogiškųjų reikalų klausimų ir todėl nemato reikalo, ką nors savyje gerinti. Ir iš tiesų, ką mes matome, kad tam tikra žmogaus dalis ar tam tikras žmogus siekia valdyti tą santykį su dievybė. Ir jam, jeigu išeina iš jo valdymo to lauko, tai jis, kaip Eutifronas, jisai jau pasišalina, nes turi kitų reikalų. Čia Sokratai mes apie tai pakalbėsim. Ir ta esmė, jeigu tą dievotumą ar dievobaimingumą apibrėžiame per įvairias formas, ta esmė visada mums tarsi išslysta iš rankų. Ir man atrodo, kad šis dialogas, kaip rašo Tatjana įvade, kad atkreipia dėmesį į tikro išmanimo religinės moralės srityje vakuumą. Ir čia, man atrodo, pamoka, kad ir kiek kelk klausimą bet kokiam religiniam teiginiui.
man tą ir moko Eutifronas. Dialogas. Paskutinė replika man leido dar. Žiūrėkit, yra dar gera žinia, paviltis, nes pačiam veikale šito nėra, bet yra irgi toks vienas antikos padavimas, taip pat Diogena persiktas, kad Eutifronas atsiėmė savo kaltinimą tėvą, jis suabejojo savo tikrumu. Ir čia mes turime jau baigti šį pristatymą. Jūs matėte, girdėjote Platono dialogo Eutifronas lietuviško vertimo pristatymą. Jame dalyvavo profesorė Tatjana Aleknienė, šio dialogo vertėja ir Saulius Buršas, renginį vedžiau aš, Auginas Petronis.